1975 m. balandžio 13 diena. Po siaubingo Žaslių traukinio katastrofos praėjo vos 9 dienos. Vilniaus sporto rūmuose koncertuoja populiari vengrų grupė Sirijus. Po koncerto minios žmonių patraukia prie Neries esančio pontoninio tilto. Šis tiltas yra sezoninis ir surenkamas tik šiltuoju metų laiku. Visgi, tą dieną tiltas nebuvo iki galo baigtas. Pirmieji žengusieji ant tilto patraukia virves ir draudžiamąjį ženklą. Minios žmonių plūsta per pontoną į kitą Neries pusę. Ant tilto atsidūrus apie 300 žmonių susidaro kritinė masė. Lynai neatlaiko ir tiltas virsta. Šimtai žmonių atsiduria tamsoje ir ledinėme balandžio Neries vandenyje, o šilti drabužiai permirkę traukia į dugną. Pasigirsta pirmieji šauksmai, prasideda panika ir sąmyšis. Žmonės vienas po kito pradeda skęsti. Tik sukako 17, su draugė, su klasės draugė, nusipirkom bilietą, dabar žiūriu, kad jis kainavo 2,50 kapeikų. Manau, kad tai nebuvo pigu, bet turbūt labai norėjom, dėl tų iš užsienio tų grupių ir ansamblių buvo tikrai nedaug, tai mes jau stengiamės jau ten apsilankyti. Prisimenu, kad buvo pavasaris, vandens lygis jau pirmyn eidami į koncertą. Sporto rūmuose jau atkreipiau dėmesį, kad vandens lygis upėj didelis, pakilęs ir srauni srovė. Ir mačiau, kad tas pontonas yra parištas, o oras toks buvo apsiniaukęs, iš tikrųjų nemalonus, nepasakyčiau, kad būtų labai smagus oras. Toks pavasarinis, bet toks gana, kaip sako, cepelininis dangus buvo. Nors tiesą sakant, buvo vakaras jau, bet prisimintos dienos tokios niūros, rūškanos. 50 metų, bet šiaip galiu užsimerkti, aš visą tą vaizdą matau iki šiol. Tik tuo momentu, kaip verčiasi, tas lūžta, tos lentos, plyšo trosai matyt, ir lentos jos buvo, ir jos ir visi dar puolė į tą pusę, kad išlyginti, bet jau ten be šansų buvo, matyt, valtis jau prisėmė vandens. Atsimenu tik tai batus, kuriuos avėjau, dėl to, kad kai bėgau per tą pontoną, tai kažkaip tai į juos žiūrėjau, dabar galėčiau nupiešti juos. Ta prasme, su žmonės su paltais, bet nebuvo labai šalta, bet ir, nelijo, buvo sausa, bet man gana keista dėl to, kad dabartis, gal dėl tų laikrodžių kaitaliojimų, balandžio vidury jau tokiu metu įsivaizduoju po koncerto, aš nepamenu kelintą jisai prasidėjo, galima pažiūrėti bilietą, bet kai ėjom iš koncerto, dar buvo šviesu, bet jau reiškia, kai vyko ta gelbėjimo operacija, jau sutemo ir jau paskutinius žmonės gelbėjo jau kažkokių žibintų šviesoj. O tada iš koncerto, sako, mainami dargi ten ne Gedimino aikštėje, bet tengi į katedros aikštę troleibusai važiavo, bet kadangi žmonių minios pradėjo tiesiog eiti tuo tiltu, ir mes užlipom, porą metrų paėjom. Kadangi daug žmonių, visi spraudžiasi, sakom, kol čia mes praeisim, grįžtam į 7 autobusą, tada jis važiavo į Žirmūnus. Ir mes grįžom tiesiog nuo šito, net atrodo, buvo jau lentos lygtai apsemtos ir užlipom vėl į tą viršų laiptukais atgal. Ir kažkoks tai toks garsas ar riksmas, kažkas tai tokio, atsisukam, žiūrimgi, kad tolumoj tam juodam fone upės, o ten tik nuo Vrublevskių, tengi šaligatvė, o tik apsišvietimas buvo. Ir tos lentos kyla baltos, o nuo lentų žmonės čiuožia. Aš gyvenu senamiestyje, tai to pontoniniu ir atėjau. Jisai buvo, aš tik gerai prisimenu, kai jau ėjau į koncertą, kad nebuvo tų turėklų. Tai taip supratom, kad jisai, reiškia, dar nebaigtas. O atgal einant, žmonių buvo daugiau, nes visa masė ėjo maždaug vienu metu. Ir taip, paėjus kažkiek, tai prasidėjo tokie lyg ir tokie svyravimai. Taip jau man, bet aš kažkodėl tai dar tebetęsiau. Ir kada jau buvo maždaug upės, apie vidurį, gal, kiek tos upės iš tikrųjų tai yra,
Ir aš pamačiau, kad tie, kurie buvo arčiau Vrublevskių bibliotekos, pradėjo bėgti atgal. Reiškia, trūko prie kranto, kuris yra prie bibliotekos. Jie pradėjo bėgti, tada aš irgi apsisukus pradėjau bėgti ir reiškia, jauti kaip labiau sviruoja visas tas, nes tas danga tilto buvo lentos medinės. Ir praktiškai jauti, kaip trukinėjo trosai. Vat, bėgau, ir vėlgi, kiek ten to bėgimo, bet taip atrodė, kad ilgai. Ir jau kai šokau ant kranto, aš iš tikrųjų buvau paskutinė, kuri sausai nušokau. Paskui mane dar žmonės, gal truputėlį tik tai sušlapo. Vat, ir tada žiūrim, kad vienas pontonas įstrigo maždaug upės vidury. Kada supratot, kad kažkas jau negerai? Beveik jau pusę tilto gal buvo matėję, bet tiltas pradėjo krypti, girgždėti, ten trukinėjo tie trosai. Ir tada jau aš supratau, kad negerai. Vieni dalis žmonių, kur priekį manęs į priekį bėgo. Bet aš sakau, gal grįžtam ir sakau, kompanijai pasisukau, tar merginai paėmiau už rankos ir sakau, bėgam atgal, sakau, nes čia jau bus blogai. Tikrai jautėsi, kad jau bus blogai. Nu ir spėjom, pribėgom, tai tas jau pontoną jau pradėjo nešti jau tą kraštinį, kurią mes buvom prie pat kranto, bet mes tiesiog nušokom, spėjom peršokti ir tada jisai faktiškai plyšo. Ir tą dalį pontonų nunešė į kraštus, o vienas pontonas atsijungė ir per vidurį upės, sakyčiau, ten gal sekluma buvo, per vidurį upės jisai užstrigo. Ir ten liko ant to pontono žmonės ir pradžioje dar nieks nieko nesuprato, ten dar pradžioje vyrai užstrigę, reiškia, tam pontone, kuris per vidurį upės buvo, tai šaukė vyrai, meskit cigarečių, čia baigėsi rūkalai, čia šalta, žinai, va taip pat ir paskui matėsi, kad tas pontonas skęsta. Pradžioje ten stovėjo labai trumpai, negiliai vandenį, paskui jau jie ten giliau vandenį stovėjo, tada jau žmonės ėmė rėkti, jau buvo tokių ir beviltiškų šūksnių, kiek atsimenu. Pasakė, kad dalis tilto prisėmė vandens, ten tokios valtis buvo ir kad jau anoj pusėj prie ligoninės, prie stotelės buvo jau. Po to sakom, tai jūs eikit greičiau, praeisit greičiau ir šitą, o ten iš kitos pusės spaudžia žmonės irgi eiti. Ir vienu žodžiu aš jau atsimenu, kad susidarė vienoj vietoj minia ir tas tiltas pradėjo toj vietoj tos lentos apsivertė ir subirėjo tada. Mano ta klasiokė, kur su manim buvo, tai ją kažkaip žmonės prie, ten namukas toks su vamzdžiu buvo, nežinau, ten kažkoks. Tai ją ištempė ir nuvedė, jinai gyveno prie katedros aikštės, tai ją nuvedė namo. O aš jau ten likau tarp tų lentų ir man atrodo, kad prie manęs moteriškė nuskendo, nes jinai rėkė, o aš grėbiau lentą, jos buvo naujos tais metais, nes anksčiau būdavo senos. Grėbiau tą lentą, mano rankinukas dingo kažkur, kažkokį pamačiau rankinuką juodą ir dar skėtį ant rankos turėjau sudedama. Ir paskui čia tos lentos košė tokia vyrė ir mane nešti pradėjo. Nu tada aš jau ten visom 3 kalbom, kokias mokėjau, tai jau cipti ir rėkti pradėjau. Tiesiog ir toks riksmas, šauksmas. Ir mūsų, nežinau, gal mano darbo ta specifika buvo, kadangi dirbau tuo metu galvaniniam ceche, kad greit lekiam skambinti į pagalbos, į miliciją. Tada tuo metu toks 02, ne 3, ne 1, bet 02. Ir mes pasileidom prieš visą tą minią, kadangi ten, kaip ir visada iš koncerto. Ir didžiulė minė, ir mes dviese prieš tą visą, nežinom, ką ten žmonės ar galvojo, ar negalvojo, nesuprato. Ir prilėkė mes prie automato telefono ir surinkau, man atrodo, 02 skambinom, kitaip negalėjo būti tuo atveju. Ir pakėlė dispečerį, sakau, neatsimenu dabar, kaip sakiau, ar įlūžo, ar krito, ar tiltas, ar atsitiko kažkas. Jau žinom, jinai pasakė. Ir kai jie įstrigo, jie stovėjo, taip maždaug vandenyje, gal iki kelių. O jau kai viskas baigdinėjosi, kai jau paskutinius
tai jie stovėjo vat lygiai tiek. Pontonas po truputį smego žemyn. Taip, smego į dugną. Ir atsimenu, viena moteris laikė vaiką, ne kūdikį, bet turbūt kokių 5-7, taip man atrodė, vėlgi nuo kranto. Iš kažkur tai žmonės prieš, nežinau kas jie tokie, prieš srovę eidami kažkokias valtis, reiškia, ir atrodo, jau valtis atplaukia ir srovėje nuneša. Paskui netekę kantrybės vyrai plaukė, nes iš pradžių tu stovi, taip aš įsivaizduoju, tu stovi, vis tiek tu tvirtai, ne tvirtai, bet stovi ir remiesi. Ir tada matai, kad niekas nevyksta tokio tikrai gelbėjimo darbų, tai tada plaukė. Srovė tai buvo tikrai stipri, dėl to, kad upė buvo pakilusi, balandį, tai ir dar visokiais tenais, ten tie turbūt sniegai ir panašiai. Ar daug žmonių iš karto įkrito į vandenį? Ne, nepastebėjau, kad daug, bet krito. Keletą žmonių krito, mačiau tikrai. Bet kad daug žmonių nepastebėjau. Dalis žmonės stengiasi laikytis ant pontono. Kaip jau minėjau, tas pontonas kaip plyšo, tai kiek aš supratau, viena pontono dalis į vieną pusę upės, į kitą į kitą pusę upės. O tas vidurinis pontonas turbūt ir pastrigo ten per vidurį upės. Jūs nematėt, kad srovė neštų žmonės tolyn? Mačiau. Šitą aš mačiau, kai žmonės jau ant pačio pontono būdami, kiti bandė plaukti į upės krantą. Mačiau, kaip vyrai reiškia, bandė nuplėšti spinelės nuo valčio, kažkaip atsikabinti valtis, kad nuplaukti, pagelbėti tiem žmonėm. Ir paskui atsirado dar keletas vyrų su metalinė tokia valtelė, tokia kaip ir motorinė, be motoro. Jie ten atirklavo iš kažkur, nežinau, ir bandė perkelti žmonės. Po vieną, po du žmonės vaikus moteris bandė kelti ir kėlė į krantą. Ir dalį tų žmonių, kurie stovėjo ant kranto, tai mes tos žmonės kaip ir priiminėjom. Paskui ten privažiavo greitųjų, tada privažiavo gaisrinės iš kitos pusės, ten bandė apšvietė tą tiltą. Bet mačiau, labai buvo kraupų vaizdą, kai žmogus vidury upės, mačiau, jis buvo šiek tiek apšviesas tokiai, nuo kranto, kai išvietė gaisrinės. Ir mačiau, kaip jisai skęsta. Realiai man pasirodė, kad jis tikrai skęsta. Toks vaizdas man visą laiką stovi akyse. Koks pirmas jausmas buvo, kai įkritot į vandenį? Žinokit, šokas ir nesupranti, kas vyksta. Čia jau matyt automatas, kažkoks instinktas tas veikia, kad tu griebi ten kažką. O taip sakau, ta moterį, tai gerai atsimenu iki šiol, kad prie manęs irgi tarp lentų šaukė, rėkė, jinai ten ir paskui dingo. Aš prisimenu savo mintis daugiau, aš taip stoviu ir galvoju, 20 amžius, kas tada irgi atrodė jau, kaip dabar galvojam, 21 amžius. Sostinės vidurys ir nieko. Ir kai tai atsitinka, iš tikrųjų pagalbos nėra. Nes ir kažkokios, gaisrinė atvažiavo labai negreitai. Tikrai stebėjomės, kad jokių, tos tarnybos gelbėjimo atvažiavo labai negreitai. Kaip greit atvyko pirma oficiali pagalba? Ne žmonės iš aplinkiniai, bet oficiali pagalba. Greitoji, gaisrinė. Kariškiai. Žinot, kažką pasakysiu, kariškių gal ir nebuvo, arba aš nemačiau, bet kad gaisrinės buvo, man sunku pasakyti dabar. Bet aišku, kad ne už 5 minučių tikrai, o gal kokių 15-20 minučių, tai tikrai. Tai pirmieji pagalba tiesiog, kad tie aplinkiniai žmonės, vyrai. Taip, tie patys žmonės, kurie ėjo, čia pat tie, kas galėjo, kaip kas sugebėjo, tie, kas gelbėjo. Reiškia, tos žmonės, kurie bandė plaukti, kurie išplaukė, kurios iškėlė valtelėm, kurie liko stovėti ant to pontono, jos irgi ten paskui traukė kažkaip, bet aš jau paties galo nežinau, iki galo nebuvom, nes, sakau, mus išvežė su greitosiom pagalbom į Raudonąjį kryžių. Ir
Nieks nepasirodo. Nu, paskiau neužilgo, dar praeinant pro šalį žmonės sako, kaipgi taip gali būti, kad nieks pagalbos neteina, nes neduoda. Nu ir paskiau pasirodė, dar kažkoks tai vyras irgi sako, čia pat karinis dalinys, nieks negali greitai. Nu, vat, toks buvo, nu, sąmyšis toks, nu, visi pritrenkti tokio dalyko. Nu ir neužilgo pasirodė valtelė. Su kareivis lyg tai vienas, tada jis apsisuko ten, nu, pradėjo tuos žmonės ant kažkiek padėjo. Vyras toks vaikščio, sako, kaip gali būti, kad čia pat kariniai daliniai, kareiviai yra ir nieks nepakviečia, neteina. Tai tokia galinga srovė buvo, toks vanduo. Nu, mes kartais su draugė pasišnekam, sakom, jeigu mes būtum įkritę, nu tai kažin, ar mes galėjom kur nors už vandens susikabinti už kažko tai. Ir atnešė gal kokių 10, daugiau gal metrų iki Žalio tilto per vidurį. Ir iššoko vyrukas, priplaukė prie manęs vyrukas, sako, mesk lentas. Aš numečiau tą lentą, tada aš pradėjau, jau jaučiu ten po vandeniu, bet jisai mane kažkaip ištraukė ant kranto, aš jau ten judėti net negalėjau, nes vis dėlto paltas medžiaginis, batai ten. Pagulėjau, tada žmonės mane nuvedė, padėjo užlipti ten laiptais jau į gatvę ir atvažiavo greitoji. Pasodino mane į tą greitąją ir iš ten jau kvietė visas tarnybas miesto pagal racijai. O ten jau švietė mašinos, kelios matėsi, pašildė mane, dar kažkokie žmonės įlipo, 2, irgi vyras ten su moterim, bet vyras kažką išgelbėjo, tai tiesiog, kad sušilti įlipo. Visą laiką man minty moteris stovėjo baltais bateliais, tokių šviesų, nu, atrodė, kai šviesa krenta, melsvas paltas ir tokią mergaitę paauglę apkabinusi. Tiesiog. Ir dar tik ne, ar iš tos pačios salelės vienas toks balsas, bet va dabar tiek metų praėjus, neatsimenu, jinai kažkas šaukė, moteris šaukė rusišką vardą. Ar tai Galia, ar tai Nadia, ar tai, nu, kažkokį trumpą tokį vardą. Bet nieks neatsiliepė į tą jos šauksmą. O paskui kažkokiu tai būdu ištempė kažkokį tai trosą ir už jo laikydamiesi, reiškia, su kažkokia valtele turbūt ir po kelis tuos žmonės šitaip, bet juos tempė, man atrodo, į mūsų krantą, į tą krantą, kur buvo sporto rūmai. Pirmiau tarnybų tiesiog vyrai pradėjo traukti žmonės. Taip, tikrai taip. Vyrai tiesiog traukė iš vandens, šoko į vandenį, traukė? Buvo kas ir šoko, ir Nu, aš dabar pasakoju ir galvoju, nu, jeigu kas nors būtų nufilmavęs, gal ir paneigtų tai, ką sakau, bet man taip vat, lyg ir matau, prisimenu, kad kažkas tai plaukė ir neužsikabino nu, gal kokį stipresnį, tiesa, tai reiškia tikrai buvo, dėl to, kad prisimenu, kad nusirengė, nu, kad jau likti su nedaug drabužių. Tai taip gelbėjo. Ir va tas, kur sakiau, kad pirma plaukė valtelė iš kažkur tai, nu prieš srovę paėję. Tai tikrai tai nebuvo tarnybos. Tai buvo, vat, nu kažkas tai, žmonės, paprasti žmonės ir ta valtelė, ir, reiškia, jie lyg tai ten tiesėsi, bet srovė nunešė ją. Tai jūs likot dar žmonėm padėti? Jo, mes likom žmonėm padėti, mes tada visi šlapi buvom, atsimenu, paskui mus vežė į Raudonąjį kryžių, va čia Žygimantų gatvėje, tą ligoninę patikrinti sveikatos, tai mes ten važiavom su kitais žmonėm, gal, sakyčiau, gal kitiem žmonėm padėjom daugiau. Patys ten buvom šlapi, aišku, tai ten. Paskui mane nuvežė į Raudono kryžiaus ligoninę. Klasiokė tą atvedė kažkas namo, o jos močiutė tokia senutė buvo, skambina mano tėvam, sako, jūs nepergyvenkit, mūsų mergaitės skendo. Mano mama ten su maža sesutė buvo mano. Nuo Alpo tėvukas staigiai nuvažiavo.
ir skambina jai, kad ten, nu nieko ten vyrė košė, tiesiog rėkė, šaukė žmonės. O mane paskui, kaip į ligoninę atvežė, aš paprašiau paskambinti mamai. Paskambino daktaras, sako, čia iš ligoninės, tą pagalvojo, kad jau iš morgo vėl bloga pasidarė. Ir tėvas paskambino tuo metu ir pasakė, kad aš ligoninį jam pasakė. Jisai atlėkė, tau motina sakė, neiti per tą tiltą. Tarp kitko, tikrai jinai kelis kartus kartojo, neik per tą tiltą, matyt, jausmas kažkoks buvo. Ar buvo žmonių, kuriuos iš karto pagrėbė srovė ir nešė? Taip. Dėl to, kad jeigu užstrigo ant to pontono tik tai va ta grupelė, tai aplinkui įkrito į upę. Taip, mačiau, kaip plaukė tikrai. Ar nelaimės metu galvojot, kad kas nors iš tikro nuskendo? Taip. Iš ko jūs sprendėt, kad galėjo kažkas nuskęsti? Srovė, šaltas vanduo, žmonės apsirengę. Tiesa, kol dar stovėjom, tai iš tikrųjų jau kažkas tai ten atėjęs iš, sakykime, nuo Žaliojo tilto, kad tenais jau šnekėjo apie tai, kad nuskendo, ar tenais ten išplaukė. Tai tokį kažką tai tokią per miglą prisimenu. Ar tą vakarą pagalvojot, kad galėjo nuskęsti žmonių? Ne, iš kur? Jokios minties net nebuvo. Ta prasme, jau po avarijos. Per pačią avariją? Per pačią avariją taip, tikrai taip galvojau. Tikrai galvojau, kad žmonės paskendo. Tikrai galvojau. Ir ne vienas. Nes labai buvo didelė masė ir vieni kitiem gal net maišė, ne? Masė žmonių buvo, bet ta masė, kaip paskui kai tie pontonai suplyšo, išsiskyrė į dalis, tai tie žmonės kaip ir pasiskirstė. Tai mažesnė, sakyčiau, dalis buvo toj pusė, kur Vrublevskių biblioteka, ir didesnė pusė žmonių buvo čia, link sporto rūbo pusė Neries. Tai didesnė pusė žmonių. Ir, sakyčiau, ten ta visa maišalinė, ko gero, daugiau buvo čia šitoj pusėj, kur ir aš buvau. Gal man taip tik atrodė, nežinau, tiesą sakant, bet, taip. Tikrai galvojau, kad paskendo žmonių ir ne vienas. Ar tą vakarą galvojot, kad kas nors nuskendo? Mes galvojam, kad nuskendo daug. Nes tas lentos, kaip jos kažkoks atstumasgi buvo vos ten ne visai jau nuo to krašto, bet taip kilo, o žmoniųgi ėjo ne du, ne po vieną. O tengi ir mes grįžom dėl to, kad negalėjom praeiti daug žmonių. Sakom, ką čia grūstis. O jeigu porai minutę paltus pasiėmė anksčiau, jeigu mes praėjom jau nuo krantinės ant tilto užlipom ir grįžom, tai galėjo būti ir daug žmonių. Kadangi, tiesiog pilnas tiltas buvo. Prigėriau vandens, buvo kepenyse ir plaučiuose smėlio buvo, tai ten lašelinės visokias statė, ten vaistų be abejo, keltis negalima buvo porą dienų. Mane tada paguldė į reanimaciją, jau ten porą savaičių turbūt gulėjau, į vieną palatą, po to atvežė gal kokius 8 žmonės į tą pačią palatą, sakė, valtis prisėmė ir ten liko apie 10 žmonių, vandenį stovėjo 1,5 valandos tam vandenį, kol atplaukė jau ten kariškius atvarė, tada jau su valtim kariškiai gelbėjo žmonės irgi. Ir visos ten tarnybos tos ir gaisrinės, ir greitosios švietė į upę. Bet tėvukas, kaip paskui sakė, kad ten, košė ten. Žmonės ten minė, sąmyšis tas, nuo šešėlis upėje, tiesiog upė kaip srovėta neša, tai dargi kiek laiko, bet kažkokie, tai mes kalbam, sakom, ar ten žmonės buvo, ar ten kokie rankinės buvo, ar ten kažkokie rūbai, tiesiog vandenį tokie
nu, Salelės. kažkokio nesalelės, bet tiesiog, kam nesakytum, va žmogaus galva, kaip žmogus į vandenį būtų įkritęs. Gal kokia tašė plaukia, ten kažkas tai. O iš kur sužinojot, kad tą vakarą nuskendo žmonės? Iš laikraščių? Ir kada sužinojot? Ne, tai tą vakarą, nu, aš pats akivaizdžiai mačiau, sakau, kaip man atrodė, kad tikrai skęsta žmonės ir iš laikraščių, tai nežinau, ne, nu, tais laikais tai daugiausia sužinodavai iš žmonių, reiškia, atsitiktinių arba neatsitiktinių, tai per žmonės ir, taip sakyt, per tokias visuomeninės, kabutėse vadinkim, agentūras, kurios, reiškia, vis tiek labai greitai tą žinią sklydo, lygiai kaip ir apie traukinį Žasliuose sudegusi, lygiai taip pat sklydo žinia, ar apie įvykius Kaune Kalantos susideginimas taip pat sklydo tos pačios žinios. Tai čia tas pats buvo, čia tas pats. Paskui rašė, paskui buvo, man atrodo, laikraščiai ir nuotraukos buvo ten, bet jau vėliau. Ar žinojote, koks vyras jūs išgelbėjo? Ne. Taip. Bandžiau surasti, aš po to tiesa, aš jau grįžau iš ligoninės namo ir skambino vyras kažkoks man. Pasirodo, čia mano mokytojos klasės vadovės vyras elektrografijos institute dirbo ir iš ten viena mergina su vaikinu buvo. Ir jisai klausė, ar matėt ten merginą šviesiais plaukais su raudonu paltu, nu ten tikrai pamatyti neįmanoma nieko buvo, nes ten nematėjai žmonių, ten jau instinktas tiesiog suveikė, kad griebti reikia tą lentą ir laikytis už jos. O paskui pasirodo, čia kažkur gegužės mėnesį surado jau prie Kauno, ten tinklai kažkokie, ar ten aš nežinau kas, pora buvo, tai vat jos jau negyvus rado. Dieną narai ten buvo, žymėjo, kur žmonės nuskendė ir paskui naktį traukė tos žmonės nuskendusius, nes ten valtim prispaudė, matė, nes valtis tokios didelės buvo, tos, kaip atsimenu. Ir pas tardytoją paskui buvau, nes rankinukas ten kažkokios studentės su jos pažymėjimu, tai pas tardytoją buvo visas kalnas ir aparatūros, ten kažkas, matyt, magnetofonus nešėsi, rankinukai, skėčiai. Dar sakė, kodėl jūs ėjot, nusakiau, kad nieko nebuvo, jokios lentelės. O ko tardytojas klausinėjo? Tai jis klausinėjo, kodėl, kaip jūs ėjot, kas ten buvo. Buvo kažkokia byla užvesta ir daiktai tie, ten matyti ir žmonės gal. Buvo žmonės, tai kurie gelbėjo, metė savo daiktus ant kranto, o buvo kurie vagė. Oficialiais duomenimis nuskendo 4 žmonės. Kaip manot, galėjo daugiau nuskęsti? Nu, kad tuo metu jau šnekėjo, kad ten kažkur tai žemyn upė rado keletą paskendusių. Tai ten keletą, pačiam, man atrodo, čia pačiam prie pat tilto skendo žmonės. Manyčiau, kad galėjo būti daugiau tikrai. Iš pradžių rašė, kad vienas nuskendo. Visą laiką sakė, konstatavo, kad vienas nuskendęs. Bet kai sakydavo, vat ir ten Žirmūnuose, kai gyvenom, tai sakydavo, vat važiuoja, pavyzdžiui, paupio troleibų tengi, oi, sako, dar ieško žmonių. Sakė, kad ilgai ieškojo narai. Tai gal taip ir buvo, kas ten žino. Nu, tuo metu niekas nieko nesakė. Daugiau tikrai galėjo. Jums gydytojas minėjo, ar? Gydytojas man minėjo. Aš pavardžių tai tikrai jau neatsimenu tų gydytojų, nes sakė, kad tikrai narai žymi, kur žmonės yra ir naktį traukia, kad nematytų niekas. Nes aš netgi ir šiaip ir tardytojas sakė, nepasakoti daug, nekalbėti apie tai. Ir poliklinikoje, pavyzdžiui, dar sirgau ilgai, ten peršalimas tas ilgai laikėsi, temperatūra, tai eidavau. Tai gydytojas sulėkė, papasakokit, bet sakote, jūs tikrai daug nepasakokit, negalima. Ko niekada nepamiršite iš to vakaro? 2 dalykų, kad visgi džiaugiuosi, kad aš susiorientavau, kad greit bėgau atgal į krantą, apsisukęs ir nepamiršiu to žmogaus niekad, kaip aš mačiau, kuris, nu, netoli mane, sakykim, nu, kaip netoli, sąlyginai netoli,
vidury upės beveik skendo. Man atrodo, kad jisai skendo tikrai. O jis šaukėsi pagalbos? Ne, tik burbuliavo, kažkas buvo, ranko mosikavo, taškėsi ir paskui panyro ir aš toliau jau nebemačiau nieko. Buvo tamsu, iš tikrųjų, toje vietoje, nusakau, ten tik tai kiek prožektoriai švietė gaisrininkų nuo priešingos upės pusės, tai tiek kažkiek tai šešėlį tokie matėsi. Buvo, kad aš prisiminiau, kas iš vaikystės, daug tokių, kaip sako, prieš mirštant žmonės ten kažkokius įvykius iš vaikystės atsimena. Gal taip ir buvo, bet kad tiesiog nežinau, nebuvo minties, bet šaukiau 3 kalbom, 3 kalbas žinau ir 3 kalbom. Tik tai ta tokia tamsa ir beviltiškumas, tas dalykas, kad tu nieko negali padaryti, kad neturi jokių įrankių, nei jokio gelbėjimo rato, nei jokių ten karčių, kažkokių pagalių ar ką, kad galėtum išties žmogų, nieko nebuvo. Žmonės kiek galėjo, tiek kažkas padėjo. Mano dabar dukra išvažiavo, o kai gyveno Vasaros gatvėje, tai dažnai pas anūkus mažus važiuoju, tai kai važiuoji, tai tas vaizdas, tas upė tamsi, truputį šviesos kažkokie blyksneliai ir tas vanduo. Šito neįmanoma užmiršti.